Tai šiandien truputį kalbėsim apie market structure, CBDR range, standard deviations ir liquidity void, trumpai irgi paminėsim. Pradedant nuo market structure, tai markete gali būti 3 fazės. Pirma fazė tai yra expansion, kai kaina nuo kažkokio point of interest pradeda judėti, su dideliu momentumu. Paskui antra fazė tai gali būti retracement po expansiono, nebus taip, kad prasideda expansionas ir to the moon, Tai visą laiką būna kažkokia korekcija, kuri vadinasi retracement, kai matom, kad kaina šiek tiek grįžta į tą range. Ir paskutinis tai yra reversal, kai jau atliko tą retracement iki tam tikrų zonų, kaina daro naują koją ir vėl expandina. Ir vėl būna arba retracement, arba iš karto reversal, ir panašiai. Tai čia irgi pamatom trečiam paveiksliuke, kad kai buvo tas vadinamas retracement, kai kaina darė korekciją, tai tiesiog užpildė BISI gapą, buy side imbalance, sell side inefficiency. Tada šiek tiek atkilo, padarė market shiftą, tada dar truputį susirinko liquidity ir tada jau prasidėjo naujas judesys, kuris pramušė range high ir nurūko aukščiau. Tai 3 dalykai, kai įsijungia chartą prieš tradinant, 3 dalykai, kurių reikėtų savęs paklausti. Kur šiuo metu yra kaina? Ar jinai yra kažkokiose zonose, nuo kurių mes iš karto norim žiūrėti, ar atsidarinėti pozicijas ar ne, ar kažko lauksim, ar pildom dabar kažkokį tai gapą, ar esam prie kažkokio tai order bloko ir panašiai. Paskui antras dalykas, kur galimai kaina keliaus, tai susižymim visus liquidity pools, kur yra buy side liquidity, sell side liquidity, kur yra kažkokios zonos, kur yra fair value gapai, kur yra BISI, SIBI ir taip toliau. Ir pagalvojam, iš kur kaina parėjo. Tai gal kaina jau yra atsispyrusi nuo to paties order bloko, sakykim, ar jau buvo kažkoks liquidity sweepas, ar sudarinėjo naują liquidity poolą, ar ne. Tai kaip tik labai geras čia pavyzdys. Pirma skaidrė, tai kur šiuo metu yra kaina, Tai sakykim, turėjom irgi tą expansioną ir dabar truputį iš po lėto vyko tas vadinamas retracement, pullbackas, kai kaina darė korekciją. Kaina darė korekciją ir matom pasiekė fair value gapą, nes daugiau fair value gapų žemiau kaip ir nebuvo. Tai kai įvyksta tas, sakykim, kai vyksta korekcija ir įvyksta market shiftas, tai mes jau galim piešti fib levelius ir žiūrėti, kur yra premium ir kur yra discount. Jeigu marketas davė kažkokių tai užėjimų, tai premium zonui galėjom ir sellų pagauti, bet kadangi šiuo metu įsijungiam, sakykim, grafiką ir matom, kad kaina jau yra discount zonai, tai mes sellų jau nebeieškosim, mes jau norim galvoti apie buy pozicijas. Tai irgi nusipiešiam ne tik premium ir discount, bet nusipiešiam FIBA entriams. Tai irgi matom, kad esam pasiekę 0.62 zoną, Užpildėm fair value gapą, pasiekėm 0.62 zoną ir esam discount'e. Tai kaip ir 3 jau pagalbinės priemonės, kurios leidžia suprasti, kad galimai toj prasidės reversal. Toliau antra skaidrė, kur galimai kaina keliaus. Tai matom, kad viršui palikom equal highs ir turim buy side liquidity, Tai sakykim, kad esame bullish order flow, ten daily ir valandinėse time frame'uose, Esam, kaip ir sakiau, discount zonoj ir atsižvelgiant į visus faktorius, tikimės, kad kaina keliaus toliau į viršų, nes turi ką targetinti, tai būtent visą tą buy side liquidity, Toliau trečia skaidrė, iš kur kaina atėjo,
Tai šitą, kaip ir minėjau, žiūrim didesnius time frame'us ir jeigu matom, kad visi time frame'ai koreliuoja, tiek, sakykime, dieninis, valandinis ir 15 minučių, jeigu ten dieninis matom, kad turi pasiekti tam tikrą zoną aukščiau, valandinis taip pat pradėjęs judėti ir respektina bullish PDAs, ne, tas zonas. Ir 15 minučių, ir kai viskas koreliuojasi, tai irgi didelis faktorius, kad jau galimai galim pirkti ir taikytis į tas aukštesnės kainas. Nu ir galiausiai, kas atsitiko, tai taip ir atsitiko, kad kaina atitiko visus faktorius, padarė čia, jeigu turėt attention to details, ne, kartais duoda tokius mažus. Aš netgi prieš kelias dienas, irgi penktadienį, man atrodo, tokį praleidau entry ta prasme, ten fair value gapas buvo keli pipsai ir tiesiog aš jo nepastebėjau, man reikėjo biškį prisizoominti, išsiplėst, būčiau pamatęs ir atrodo, davė marketas tos signalus, bet tiesiog akis neužkabino, nepastebėjau smulkmenų ir neužėjau. Tai buvo labai gaila, nes kolega užėjo ir paskui pagyriau jį ir sakau, blemba, aš nepastebėjau, nors tikrai buvo gera galimybė. Tai čia irgi, jeigu pažiūrėsit, kaina pradėjo kilt, paliko mini fair value gapą, ne? Mini fair value gapas, bet net market shifto dar nebuvo. Ir tik su šita žvakė įvyko market shiftas, nes pramušė būtent šitą paskutinį high. Apie šitus market shiftus dar bus atskira paskaita, kur biški plačiau papasakosiu, kada įvyksta tas market shiftas, kada jisai tikras, kada jisai netikras. Ir kai vyko tas market shiftas, sekantis žvakė dar pakilo, ne, ir paskui viena žvakė grinai grįžo ir tą fair value gapą užpildė. Tai praktiškai šita va žvakė. Tik įvyko market shiftas, sekantis žvakė nusileido, truputį čia dar susirinko, sakykime, sell side liquidity, užpildė fair value gapą ir tiek tai reikėjo, kad kaina atšoktų ir jau targetintų visą buy side liquidity, tai visą range'ą, ne? Tai čia tokį sunku iš tikrųjų būtų pastebėti, nes nėra taip, kad ten susidarė kažkoks kosminis order blokas ir su momentumu kaina iškart nuėjo ir tada jau laisvai lauki to pullbacko, ne, iki fair value gapo ir nuo ten užeidinėjai. Tai kartais būna taip, kad kaina nepradės ten akivaizdžiai judėti, bet tokios mažos detalės, tas market shiftas mažiukas, tas mažas fair value gapas ir kartais tiek tai reikia, kad kaina grįžtų pamitiguoti, dar biškį susirenka sell side liquidity, nes sell side liquidity iš čia gal atrodo mažiukas, bet jeigu žiūrėt vienos minutės, tai veiksmo ten buvo daug, jau jis po truputį kilo ir vienos minutės grafikė šitą žvakę tikrai susirinko nemažai stopų, tiek šita žvakė tikrai nemažai stopų susirinko ir užteko, kad nukeliaut į viršų. CBDR, Central Bank Dealers Range. Nu, Dariau, kada jisai būna? Jisai būna naktį. O tiksliau nepamini valandų? Ten, nežinau, nuo 9 vakaro iki ten 3 ryto ar kažkas tokio. Jo, teisingai, taip ir yra. Tai idealiausia, kad jisai toks ir būtų, kaip mes jį vadinam, o mes jį vadinam dead time, kai niekas neprekiauja, tik tai lunatikai, kurie nemiega naktį. Nes jeigu šitas būtent laikotarpis naktį, jeigu jisai būna labai volatilus, jeigu tas CBDR range'as būna didesnis negu 50 pipsų, jeigu sujuda ten į apačią ir viršų daugiau kaip 5 pipsų, tai kitą dieną reikėtų vengti prekybos, nes jinai bus labai pavojinga. Jinai ten gali bele kaip judėti. Tai mes norim, kad šitas dead time ir būtų dead time, tai kartu CBDR range'as ir Azija, kad jie būtų labai ramus ir kad per juos vyktų tiesiog konsolidacija. Tai tada galim kitą dieną tikėtis adekvačios žvakės, nes jeigu jau per šitą range'ą, ta prasme, sujuda ten bele kiek pipsų, tai praktiškai kitą dieną jau tenai nesąmonės vyksta dienos metu. Ir jo, tai CBDR range'as žymisi paprastai, tiesiog pasiemat tą rectangle tool ir apsibraukiat žvakės, kurios vyko nuo 9 vakaro iki Azijos range'o ir pasimatuojat, kiek buvo pipsų. Kaip pasimatuot pipsus, tai nesunku. Yra toksai
toolsas vadinasi price range. Tiesiog paspaudi, tempi viršų ir iš karto va pipsais rašo, kiek yra pipsų. Nesišėrin. Ai, Dabar nesimato, ne? ai, Tai kaip liniuotė, taip, ne? atsiprašau, new share, pukšt. Va, yra toksai, vadinasi price range. Paspaudė, tempi viršų, čia rašo pipsus, 28,3 pipsų, ne? Arba dar paprasčiau, tai galima laikyti shiftą ant klaviatūros, tada paspaudė apačioj, tempi paprastai ir vėl paspaudė. Ir taip žinot, kiek pipsų buvo tas CBDR ranges. Ir kaip ir minėjau, užsirašykit, kad jeigu ta prasme, idealiausia tai kažkur 2,5-3 pipsų, jeigu būna ten kem 5, tai labai ant ribos, bet jeigu pem ir daugiau, tai jau visiškai reikėtų vengti prekybos kitą dieną. Toliau. Standard deviations. Tai čia irgi tokia gera pagalbinė priemonė, nesakau, kad jinai veikia kiekvieną dieną, bet jinai padeda. Tai, kad nusipiešti standard deviations, reikia tiesiog paimti CBDR range, ne? Šiuo metu tas range'as buvo čia, šitas, vienas kvadračiukas. Ir tą patį range'ą užmesti, jeigu tikimės judesio į viršų, tai metam tas zonas į apačią, SD1, SD2, tai lygiai tokio pačio dydžio, kad tą patį kvadratą pasiimti laikot ant klaviatūros CTRL ir tiesiog tempėt kvadratą ir jisai pasidvigubins. Tai tempėt žemyn vieną ir antrą ir gaunasi SD1, SD2. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes norim, kad Judas swing, kai vyksta ta manipulacija, kad kaina apsisuktų pirmoj arba antroj zonai. Jeigu pramuša abidvi zonas, tai jau yra negerai. Jau reiškia zonos nelaiko ir galimai kaina keliaus dar toliau. Bet jeigu kaina apsisuka pirmoj arba antroj zonai, tai jau yra gerai. Jeigu, pavyzdžiui, CBDR range'as ten kem 5 pipsai, tai piešiam tik tai vieną SD zoną, tik tai vieną. Pavyzdžiui, čia irgi buvo tik tai viena zona, bet aišku, aš čia jau mačiau price actioną, kas įvyko, tai čia tik vieną nupiešiau, bet čia nebuvo, netgi 30 pipsų, tai reikėtų piešti dar vieną, ne? Čia vadinasi standard deviations ir kitoj skaidriai dar plačiau, ką tai reiškia. Tai price to reverse inside ideally to standard deviations. Tai kai būna ta pirma S1 ir S2 zonos, ne? Ai, atsiprašau, aš čia irgi tik tai vieną zoną iš tikrųjų esu nupiešęs. Čia ta pati zona, tik čia, kai linijos taip yra, tai taip atrodo. Ne, meluoju, čia dvi zonos nupieštos. Čia va viena zona tiesiog yra nupiešta. Tokia pati, tai čia CBDR range'as ir čia SD1 zona, šitas kvadratas. Kai mes turim šitas zonas, mes turim žiūrėti, kas anksčiau buvo. Ar turim kažkokių fair value gapų, ar turim order blokų, ar turim CB, ar turim BISI ir panašiai. Ir jeigu turim, tai yra geras ženklas, nes Judas swing galimai vyks būtent iki tų PDAs, kur mes jau norim ieškoti užėjimų į pozicijas, ne? Tai pavyzdžiui, šitoj SD1 zonai mes turim labai gražų market shiftą, ne? Ir turim order bloką, nežinau, ar jį čia pasiekė ar ne, bet turim fair value gapą, kuris nebuvo užpildytas. Tai žiauriai gerai vyko expansionas, CBDR range'as consolidation, ne, čia išmušė Azijos range'o highs, čia jau kaina kaip ir ale pradeda judėti, žmonės jau galvoja, kad viskas, mes jau einam į short pozicijas, ne, o kaina grįžo tik tai pamitiguot fair value gapo ir pirmoj SD1 zonai apsisuko ir bam, šovė į viršų, susirinko viską, kas buvo aukščiau. Tai čia buvo viena diena, ne, veiksmas, o čia jau kitą dieną veiksmas. Tai čia visas šitas judesys per London Kill Zone įvyko Judas swing, per New Yorką šovė kaina į viršų, čia vieną dieną. Ir čia antrą dieną vėl consolidationas, CBDR range'as, Azijos range'as, ne, vėl piešiam SD1 zoną,
iš didesnių time frame'ų matom, kad esam bullish order flow, kad kainos eina į viršų, tai sekam tą patį continuation, vėl tikimės, kad kaina eis į viršų palei visus time frame'us, ane? Nusipešiam SD1 zoną, žiūrim, ar vėl joje yra kažkokių tai vietų, kurios mus domina, turim fair value gapą, ane? Va, Azijos range'as, vėl atrodo išmušė stopus, kad nuleist kainą žemiau, čia prasideda jau FOMO, žmonės pradeda anksčiau laiko selinti, ane? Čia jų stopai, aišku, aukščiau, užpildom fair value gapą, atsispiriam, šaunam vėl į viršų. Tai parodysiu gal labai paprastai, sakykime. Čia turim CBDR range'ą, laikom CTRL, nutempiam žemiau. Jeigu tikimės, kad kainos eis į viršų, S1, S2 zonos, ane? Žiūrim, ar kažką turim, ok, čia turim fair value gapą. Prašau. Labai paprasta. Prie jūsų akių ką tik, net prieš tai net nepaišiau čia nieko. Bet va, CBDR range'as, consolidation'as, Azija, S1, S2. S2 zonai turim fair value gapą, kuris nebuvo užpildytas, ane? Kaina leidos ir tip top atsimušė į fair value gapą ir nuėjo aukštyn ir susirinko visą buy side liquidity, kuris buvo čia. Sakau, nebus taip, kad čia kiekvieną dieną taip idealiai ir veiks, bet čia yra tokios labai geros pagalbinės priemonės, kuriuose mes norim pamatyti tą reversal. Nes jeigu kaina jau su žvakė užsidarytų žemiau, tai jau viskas, jau ženklas blogas ir jau reikėtų vengti to apsisukimo. Galimai, kad kaina, kur eina, gal bus mini pullbackas ir tada toliau eis žemyn. Bet, pavyzdžiui, galima, kad ir pradedat prekybą, atsikeliat ryte, jeigu turit laiko, tai šitos dalykus susipaišyt. Jie ta prasme nepamaišys. Bet kad turėt bendrą tokį vaizdą ir suvokimą, iki kur kaina gali daryti tą Judas swing, tą manipulaciją, kiek deep jinai gali įeiti, kiek jinai čia rinks tos stop lossus ir kurioje vietoje jinai maždaug apsisuks. Ir jeigu, sakau, tose zonose yra kažkokių tai neužpildytų vietų, ar order blokas kažkoksai rimtesnis, ar CBBC ir taip toliau, tai susižymim ir bus gerai. Paskui parodysiu čia ir toliau, bet dabar grįžkim prie skaidrių. Čia tų skaidrių, man atrodo, daugiau negu praeitose paskaitose, bet jos taip lengviau čia susipasakos, nes nėra sunku suprasti. Tai va, man atrodo, jau per pirmą paskaitą šituos buvau paminėjęs, kad kiekvieną dieną būna, sakykime, tos 3 fazės, ane? Phase 1, tai kai atsidaro ta daily candle ir prasideda realiai tenai tas dead time, ane? Consolidation'as, paskui phase 2, kai jau duoda tą kažkokį momentumą į kažkurią pusę, tai nebūtinai ten į viršų, gali būti ir į apačią, čia tiesiog vienas pavyzdys bullish. Ir paskui phase 3, kai jau išmuša, kai jau padaro tą spastus retailui, tai tada kaina apsisuka ir pradeda judėti ten, kur jai reikia. Tai idealu, kad tas visas Judas swing nebūtų didesnis kaip 40 pipsų, nes jeigu jis ten bus 100 pipsų, tai čia praktiškai jau bus kaip dieninė žvakė. Tai jeigu jinai paskui apsisuks, jinai nepaliks 100 pipsų vaiko, ane? Nu būna, aišku, ten per naujienas visokių nesąmonių, kad ten sujuda dėl didelio volatility ir būna tų kosminių žvakių, bet jeigu normali tiesiog diena be naujienų, tai tas vaikas dažniausiai nebus didesnis kaip 40 pipsų. Tai kaina gali judėti viršų ar į apačią, bet galiausiai per phase 3, kai prasidės distributionas, apsisuks ir jau darys, pati žvakė jau darys tos pipsus, bet ne vaikas. Tai dažniausiai ta manipulacija vyksta per London Kill Zone, ane? Bet irgi tokio vieno laiko nėra. Būna anksčiau susiformuoja, būna vėliau.
bet dažniausiai prieš London Open jau sudaro tą high of the day arba low of the day ir tada jau pradeda judėti kažkurią pusę. Tai čia tiesiog pavyzdys, kad tas bikas, kur kaina kilo į viršų, tai įvyko tiesiog per London kill zone, manipulacija, likvidumas, susirinko stopus ir tada jau pradėjo judėti žemyn. Paskui gal prisijungia New Yorkas, vėl kažkokia manipulacija, vėl išmuša kažkokius stopus ir daro continuation į apačią. Nors paskutinės šios savaitės paskutiniam dienom, tai buvo ir į tą pusę. Nebuvo taip, kad judėtų marketas tik į vieną pusę ir kad būtų kažkoks continuation. Dabar buvom tokiam kaip ir consolidation, sakyčiau, nes kaip ir į apačią judėjom, kaip ir į viršų, bet taip nieko aiškiai ir nebuvo. Mano tam, sakykime, daily grafike, tai niekas kaip ir nepasikeitė. Kai buvo tas breakeris nepramuštas, taip jisai ir liko nepramuštas, įėjo kaina biški giliau. Gazdina tik tai gal šita zona, nes čia yra ganėtinai didelis gapas. Tai klausimas, ar kaina vėl eis žemyn iki šito gapo ir tada aukščiau, ar pirmą čia susirinks buy side liquidity ir tada eis žemyn. Čia jau pamatysim kitos savaitės eigoj. Taip nuspėti negalim, bet kol breakeris laiko, tai ir jeigu nupiešti FIBA, man atrodo, kad mes esam discount zonui. Reiktų pratrinti šitos. Man atrodo, esam discount zonui, tai labiau domintų tada buy pozicijas. Ne, visgi esam premium. Jeigu žiūrėti iš daily grafiko, tai tada nesinorėtų pirkti. Mažesniuose grafikuose tai tikrai esam discount'e, bet iš daily grafiko esam premium. Tai netgi šitas mini toks order blokas galėtų laikyti tą kainą. Tai jeigu pamitiguotumėm, reitumėm žemyn, nenustepčiau irgi, nes čia sakau, per dieną į abi pusės ištaško visus, tiek retailai, tiek smart money retailai. Tai va, toliau yra liquidity void. Liquidity void tai dažniausiai jisai irgi būna per naujienas, kai būna didelis momentumas, kai nieko nelaukia ir tiesiog kaina eina kiaurai viską, vos ne kaip su magnetu, atrodo, kad magnetas į apačią ar ten viršų traukia ir arba palieka didelius SIBI, kaip matom čia, bet būna, kad ir SIBI palieka ir tuo pačiu fair value gapus ir dažniausiai beveik visada juos vis tiek grįžta užpildyti. Anksčiau ar vėliau jos grįžta užpildyti. Tai čia tikrai ne naujiena. Aišku, visi tą žino, kad kažkada grįž, bet market makeriai vis tiek sugeba dar N kartų išmaudyti, kol įvyksta tas tikrasis grįžimas, nes labai daug manipulacijos būna. Jau šitoj vietoje atrodo, jau biški kilo, biški nusileido, vėl biški kyla, jau atrodo, nu tai viskas, čia jau grįšim to ir užpildysim mane. Ne, vis tiek dar deda koją žemyn, tada žmonės pradeda abejoti, ar grįšim, ar negrįšim, tada jau čia selint pradeda, nes oi, mes jau pramušėm supportą, tai jau reikia selint. Nes va, dar vaiką kokį paliko, tai reiškia, kad jau supportas virto į rezistą. Ir reiškia, iš apačios jau kaina rezisto nebepramuša, žinai, jau duoda manipulacijos, kad einam žemyn. Ir tada jau retailas short pozicijas pradeda atsidarinėti, nes viskas supportas tai nebeatlaikė. Ir tada jau, kai visą retailą susirenkam, kaina gražiai pradeda kilti viršų ir užpildo vis tiek tą SIBI, SIBI tai yra, kai kaina eina žemyn. Jeigu kaina eitų į viršų ir paliktų tokį gapą, tai būtų BISI. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Dabar pakalbėsim apie deviation levels. Čia irgi man toks naujas dalykas, bet labai įdomus dalykas. Kad jį naudoti, reikia susirasti trend-based fib extension. Ne paprastas fib retracement, bet trend-based fib extension. Yra toksai toolsas TradingView ir dabar parodysiu, kaip jisai yra naudojamas. Tai grįžtam prie to pačio euro.
Ir kad nusipiešti tuos deviations, mes turim Azijos range'ą. Tarp kitko, nežinau, ar minėjau, bet šitą Azijos range'ą, London Kill Zone, New York Kill Zone aš žymiuos ne pats, čia sužymi man automatiškai. Yra toks indikatorius, kuris vadinas Kill Zones by Joshua. Tai įsijungit šitą indikatorių ir jisai viską padaro. Jisai gyvai, ta prasme, kai jau atsidaro zoną, jisai po biškį pradeda pildytis ir viską sužymi. Nepažymi tik tai CBDR zonos, bet pažymi Aziją, London Kill Zone, New York Kill Zone. Tai kad būtų paprasčiau orientuotis ir kad patiems nereikėtų tų linijų paišyti. Tai va, žodžiu. Tai sakykime, įvyko kažkoks rimtas judesys ar žemyn, ar į viršų, ane? Paliko daug čia visko, didelius imbalance. Ir kad nusipieštumėm šitos deviation levelius, ką mums reikia padaryti? Mes pasiemam Azijos range'ą, pasiemam fib retracement, paprasta. Piešiam nuo Azijos low iki Azijos high, ane? Ir turim viduriuką. Kai turim viduriuką, pasiemam rectangle tool ir piešiam nuo Azijos high iki viduriuko, ane? Pasidarom tokį kvadračiuką. Tada laikydami CTRL pasiemam tą kvadračiuką ir užsidedam nuo Azijos high, ane? Žodžiu, turim pasidaryti du tokius kvadratus, kaip pusę Azijos range'o. Ir kai pasidarom du tokius kvadračiukus, pasiemam tada trend-based fib extension ir piešiam nuo Azijos vidurio iki antro kvadrato viršaus, nieko laikyti nereikia. Paspaudžiam čia ir tada vėl tempiam iki Azijos apačios. Ane? Ir mums nupaišo tokius levelius. Čia aišku yra nustatymai, tai patys pasidarykit, kad būtų 0,5, 1, 2, 2,5, 3, galit pasidaryti ir kad 3,5 būtų, 4 ir taip toliau, ane? Ir paskui žiūrim, ar tie leveliai dažniausiai būna, jeigu būna kažkokių imbalance arba būna kažkoks order blokas, tai dažniausiai šitie leveliai atitinka su tuo, kas būna įvykę kainai. Kadangi čia turim dabar paprastą SIBI, tai nieko konkretaus nematom, bet visi šitie leveliai yra svarbus, nes prie jų kaina gali apsisukti. Plus mes turim čia tą CBDR range'ą, bet jisai prasidėjo nuo šitos žvakės, tai gavos biški toks neadekvatus nuo čia iki čia. Tai praktiškai kaina apsisuko jame, pačiame tame range'e, bet aš net nepiešiau. Jeigu būtų tik šitie, tai būčiau nusipiešęs tą CBDR, SD1, SD2 zonas, ane? Ir būčiau žiūrėjęs, pirmoji zonui mes turim čia tą visą SIBI ir šiek tiek coverina antrą zoną. Ir paskui kaina atkilo, palietė 2,5 levelį, įėjo į antrą zoną ir apsisuko ir pradėjo eiti vėl į kitą pusę. Tai irgi čia toks ganėtinai įdomus dalykas. Arba CBDR tas zonas paišot su standard deviations, arba tiesiog Azijos range'ą padalinat per pusę, tada nusipiešėt kvadračiuką per pusę, antrą kvadračiuką dedat virš Aziją range'o ir vėl, kaip ir sakiau, pradedam šitą piešti nuo vidurio iki pat viršaus ir tada vėl tempiat atgal iki vidurio ir gaunas va šitie leveliai. Tai jie irgi toksai kaip sufleris maždaug, kurioj vietoj kiek kaina gali padaryti tą retracement, kokio gylio bus tas pullbackas ir kurioj vietoj vėl apsisuks. Tai sakykime 2,5 levelio, ne tik palietė ir iškart reakcija ir kaina apsisuko ir jau eina žemyn. Kaip ir aišku, ne? Bet čia tas galioja tik tais ant 15 Jeigu garsas.
time Dariau, frame. pas tave mikrofonas išjungtas, man atrodo. Girdi? Ką? Kuo ant 15 minučių time frame šitas tai galioja. Jo, aš 15 minučių time frame visą šitą darau, bet jeigu tu darysi kitam time frame, tai tas pats gausis, nėra skirtumų. Bet ant 15 minučių, manau, patogiausia. Jeigu žiūrėti 5 minučių, tai gal čia daugiau vyko veiksmo. Bet sakau, aš nelendu į mažesnį time frame kaip 15 minučių, manęs nelabai domina. Nu, bet jo, vis tiek tą patį, žinai, rodo. Tik piešiat, kaip jums patogiau. Reiks pažiūrėti. Fiks. Jo, o šiaip, pavyzdžiui, iš to, ką jau išmokai, ne, per visą šitas pamokas, vis tiek stebi tos čartus, atitinka tą, ką aš pasakoju? Daug atitinka, labai daug atitinka. Daug atitinka. Daug. Labai svarbus yra tie iš tikrųjų fair value gapai. Aš jau fair value, nu jo, aš juos jau šiaip seniau, anksčiau žiūrėdavau, jau tokie man buvo kaip indikatorius. Bet dabar, pavyzdžiui, kai tu ten aiškini irgi, kad ten kiti ten mato tą trend line, ypač kur yra tie size sell liquidity visi ten, ne kur. Tai aš dabar jau tų, pavyzdžiui, tų, kaip tu sakai, tų trend line aš ten nematau. Aš tik matau dabar jau tus, kuriuos reikia surinkti, ne paskui ten, sakykime. Ir labai dažnai, ne, pastebėjai, kad labai dažnai būna dabar tas... Kuo daugiau prie čartų praleidi ir ten... Jo, aš dabar nenustepčiau, kad atsidarys marketas, čia euras, ne? Ir palei viską, jeigu žiūrėt tenai 4 valandų, sakykim, turime čia tą rimtą order bloką, bet mes jį tik čiučiutą nepalėtėm. Tai jį pasimatavus mes turim kažkur tą MT zoną. Čia MT zona, ne? Mes drąsiai galim paliesti šito order bloko vidų. Tai jeigu mažesnį time frame žiūrėk, čia jau aš matau, kad bus kažkoks trend line'as, tikriausiai. Čia aš manau, kad jau bus kažkoks trend line'as, kaina gal nukris, žinai, vėl čia kažką pasimaibis, ten surinks gal kažkokius ten stopus, tada vėl grįš ir čia visi norės buyint ir aš manau, kad mes tikrai galim dabar jau žemiau leistis, nes kažkaip čia, kad susirinkom kažkada, kai šnekėjau, ne, nu okei, atkilom. Bet paskui vėl čia atėjo Pauliukas, pradėjo šnekėti ir čia jau nieks nebeaišku, marketas pirmyn atgal juda, neapsisprendžia. Bet sakau, nenustepčiau, kad čia jau sūris po biškį dedasi, kad žmonės galvotų, kad čia jau toj atkelinėsim ir aš manau, arba surinksim ir kilsim, bet nelabai čia yra nuo ko atsispirt, nes jeigu žiūrėt didesnius time frame'us, tai čia praktiškai nieko, žinai, nes čia irgi yra palikta. Tai aš manau, kad mes drąsiai galim dar leistis žemiau, nes šituos, nu taip įdomiai čia juos paliko. Tai drąsiai galim... Dabar ir į tą pusę iš tikrųjų galim nueiti. Šitoks biški, reik laukti. Jo, reik laukti, tiesiog stebėti kažkokius confirmationus, žiūrėti kokiuose zonose esam, premium ar discount, ar momentumas į kažkurią pusę, žinai, ir panašiai. Bet kai jau viską žinai, labai lengvai analizuojas tas marketas, jau taip nesunku prediktint. Pavyzdžiui, mes kiekvieną ten sekmadienį su kolegom nežiūrim vieni į kitų čartus, bet tiesiog pasidarom analizės, ne? Pradedant nuo weekly time frame'o, paskui daily ir paskui mažesnius. Ir paskui vienu metu visi įmetam ir žiūrim, ar mes vienodai matom ir skaitom marketą ar ne. Ir dažniausiai praktiškai viskas atitinka. Ir visų nuomonė sutampa, kad taip kaip galvojam, nu, tai logiškiausia taip ir turėtų būti palei visus faktorius, kuriuos mes žinom naudodami šitą strategiją. Tai taip pasitikrinti su kolegom irgi smagu, nes praeitą savaitę irgi tikrinomės. Ir taip ir šnekėjom, kad turėtumėm eiti viršų, kad turėtumėm ten sweepint, nu viskas taip ir buvo. Turėjom čia tos lows, aš dar pasakau, buvau įmetęs jums video, ne, kad apsimesim, kad jau kylam į viršų, tada gražiai surinksim stopus ir tada jau ieškosim buy pozicijų. Tai čia ir buvo jau šitie buy ir šitą veiksmą mes jau turėjom gaudyti. Tai praktiškai taip ir įvyko, bet galvojau, kad paliko čia tų irgi gapų. Galvojau, kad tiesiog grįšim ir bus vėl continuation, ne į viršų. Bet sakau, ateina toks Pauliukas, kurio žodis labai svarbus ir viską
sujaukė. Gerai, man atrodo, beliko realiai 2 skaidrės, nieko rimto. Tai noriu pasakyti dar apie tuos fair value gapus, kad iš tikrųjų jie arba laiko iš karto labai gerai, jie būna tokie good PDAs, nuo kurių reikėtų jau pradėti atsidarinėti pozicijas, arba būna taip, kad kaina su momentumu jos praeina kiaurai, visiškai nesureaguoja. Bet tai nereiškia, kad tas fair value gapas yra niekam tikęs. Ta zona vis tiek išlieka aktyvi iki 2 mėnesių. Ir gali būti taip, kad kaina pramušė fair value gapą, bet paskui, kai darys pullbacką, į jį reaguos jau iš kitos pusės. Taip, čia turiu vieną pavyzdį nusipaišęs, kad pavyzdžiui buvo stiprus momentumas, paliko bisi ir paliko čia fair value gapą tarp šitų 2 žvakių, ne? Bet tik daėjo tą fair value gapą, pramušė jį praktiškai, truputį sureagavo, čia truputį dar sureagavo ir nuėjo žymiai žemiau. Praėjo kiek čia ganėtinai daug laiko, ne? Kaina atkilo, bet būtent vėl šitoje vietoje kaina stabdo, būtent šitas fair value gapas. Tai jie žiauriai svarbus iš tikrųjų yra tokios zonos ir jeigu praeina kiaurai, nereiškia, kad ten laikui bėgant nebereaguos toj vietoj. Tai jo, šiandien tiek iš tikrųjų, nieko kaip ir sudėtingo, ne? Viskas kaip ir aišku, tokios papildomos priemonės. Ir realiai, kas čia mums liko, pažiūrėsiu. Aš manau, kad mums liko dar kokios 3 paskaitos. Dar bus truputį apie market structure shift, kaip ir sakiau. Paskui high probability scalping day trading. Paskui bus tie pagrindiniai jų market maker buy model ir sell model. Ir paskui kažkokius jau įvykusius treidus paanalizuosim. Kodėl būtent tuos treidus, sakykime, aš savo treidus galėsiu įmest. Ir analizuosim, kodėl aš juos atsidarinėjau ir į ką atkreipiau dėmesį ir panašiai. Kad jums būtų lengviau pagauti visą tą tokį tradinimo flow. Tiesiog į ką atsižvelgt, nuo ko pradėt ir kad eitų taip step by step, ką reikia daryti. Ir jau kai praeisim tas likusias paskaitas, tai manau galėsit susikurti jau savo tą tikrąjį tokį trading plan, kurį nuolatos šlifuosit, tobulinsit, bet tuo pačiu ir jo laikysitės. Tai tikiuosi, kai pradėsit jau tradint, kad iš karto užsivesit žurnalą ir pradėsit sekti savo tiek gerus treidus, tiek blogus treidus ir galėsit tobulėti nuo pat pirmos dienos, nes gera pradžia yra pusė darbo. Jeigu nuo pradžių ten galvosit, čia dar nereikia, čia dar vėliau, čia tai bus bereikalingas laiko švaistymas, daug streso, pinigų, nervų ir panašiai. Tai jeigu jau pradėt su nauja strategija, reikia pradėti iškart normaliai taip, kaip turi būti, kad nereiktų paskui stresuoti ir dar blogiau kaltinti mentorio, kad ką čia nesąmonė primokė mums. Atvažiuosim, susirasim. Jo. Pusė mokinių mane pažįsta, žino, kur aš randuosi. Tai šiaip so far, kaip tie mokymai verti pinigų? Oi. Aš čia tiek dabar informacijos sužinau, kad oi. Žiauriai gerai, aš irgi labai džiaugiuosi. Sakau, čia iš tikrųjų dar kur liko tos 3 paskaitos, tai dar bus naudingos informacijos. Ir sakau, viskas jau pradeda klikinti. Kai pirmą, paskaitą vedžiau, tai visi auksim karpo, nieks nieko praktiškai nesupranta. Ir aš tai suprantu, nes man irgi buvo tas pats. Bet po truputį ir pradeda jau klijuotis visas tas bendras vaizdas, visą tą marketo struktūrą ir visą logiką, kad kiekvieną dieną market makeriams reikia surinkti stopus likvidumui ir tiesiog pušint kainą į kažkurią pusę. Visa tokia esmė. Ir jeigu mes sugebam atpažinti jų tos veiksmus, judam kartu su jais. Ir tiek žinių.